Taigi pirmadienis, kaip ir žadėjau, grįžta dienos žaidėjo rubrika. Buvo sunku išrinkti pagal rezultatus nuo ketvirtadienio, kuriam sekėsi geriausiai. Rezultatai tikrai visų yra stipriai pagerėję. Vienetai neturi ČPV didesnio nei 80, 90, 100 pagal žaidžiame limitą. Tai šį kartą pasirinkau Rimantą ir peržiūrėsiu būtent iš jo sužaistų handų, atfiltravau konkrečias situacijas, nes manau, kad jau įkaliau į galvas, kad iš pozicijos žaisti pagal lenteles. Ne tiek giliai analizavau, kaip jūs žaidžiate be pozicijos heads up, nes vis dėlto ten žaidimas yra sudėtingesnis nei iš pozicijos, kai iš pozicijos viskas, jeigu norim žaisti paprastai, tai užtenka tiesiog sibetint. Čia žaidžiant be pozicijos heads up kyla daugiau tokių probleminių situacijų, kokius handus pasikolint, kokius gatshotus, kokius runrunnerius ir panašiai, tai pažiūrėsime būtent šitos handus out of position, kai mes buvome heads up'e, kai nebuvo all-inas prie flop, kai matėme flopą ir jame reikėjo kažkokių sprendimų. Donko mes neturim. Mačiau, keletą žaidėjų irgi peržiūrėjau dabar prieš šitą video. Irgi mačiau, kad donko mes neturim. Žaidžiam ramiai čia call. Niekur nerasit mūsų mokymo medžiagoje, kad čia reikia donkinti. Tai tos medžiagos ir laikykitės. Čia reikia betinti, turime gatshotą, turime 8 high ir mes 8 high čia negalim tikėtis laimėti. Turim gatshotą, jeigu turėtum visiškai random handą 3-2, galim nebetinti, pasiduoti iškart, bet čia turime outui į handui pasigerinti, tad mes čia turime betinti ir rimtą foldą. Čia, užtenka mažesnio sizingo. Jeigu nusprendi betinti taip, čia, tarkim, situacija yra tokia, kad, tarkim, kaip aš esu sakęs, kad yra dvi galimos sužaidimo linijos. Tai kai mes stylinam, pradedam stylinti turną ir kai mes įmetam tą vieną stylą ant river, kai mes žinom, kad ant river su savo 8 high nelaimėsim, tai šiuo atveju tavo handas buvo tas, kurį reikia betinti ant turno, nes tu turi papildomų equity pasihitinti ir labai stiprų handų, bet tu pačiu ir 6 ir 8x pora, jeigu pagausi ant river, jinai bus tiesiog normalus, dažnai vien tik su ją laimėsi. Tai jeigu čia aš būčiau, kaip sakiau, turėjęs 3-2, nebūčiau betinęs iki turno, iki river, ant river bandyčiau vokti, bet vokti irgi nereikia su pot size, nes tu įsivaizduok, jeigu oponentas yra mąstantis, ką tu repintų su pot size, čia repini žiauriai siaurą range, nes suprasčiau, jeigu ant river poruotųsi penketas, tada mes galim repinti, kad mes čia pakitinam tą penketą, nes ta loginė mintis, kaip mes galėjom atsidurti su tuo penketu iki river, viskas yra teisinga, bet čia random septynetas, mes čia labai siaurą range ir mes galim gauti hero call pakankamai, tai yra mums čia užtenka tiesiog pusę bankų įmesk ir gausit pakankamai ten tų foldų daugiau negu trečdalį kartų. Čia kolas blogas. Overiai plus straight draw, ta prasme 12,6 BB. Čia snapinam. Pažiūrėkim, ko lotsai kečiam 2%. Žiūrėkime, priskirkime kažkokį tai range oponentui ir žiūrėkime, kaip mūsų tie overiai plus straight draw kaip atrodo. Priskirsim paprastą range, tai yra
Pirmą priskirkim, kad jis turi vien tik 7, tam, kad nenori suplakti su viso range'o, tarkim, ką jis gali turėti, bet tiesiog atskirai kiekvienas handas, kiek kiekvienas handas, ką jis gali čia tokiam spotė turėti, ko mes tikimės, ar ne, nes kai aš tavęs klausiau, prieš kokį range'ą tu čia foldini, aš manau, kad tu įsakytum man, kad čia yra, 7x, bent dalis, ar ne, tas toks akivaizdus range'as, tai ir pažiūrėkime, kiek mes prieš tą 7x turime. O turime mes 50%, kai tu gauni 42% kolotų, tarsi čia yra pinigų deginimas, mes snap callinam, mes čia ir aišku, mes čia priskiriam top range. Aišku, tas jo 7x yra tas pats kaip tūzas karalius, tarsi pažiūrėkime, nes ta jo 7 pora, ar tai yra 7x, ar tai yra tūzas karalius, tai man atrodo, kad jeigu tai bus tas pats, nieko nekeičia. Nes ar jis turi ten tą porą ar ne, vis tiek mes gaudam savo tos pačius autus, tai ir priskirkim, ar ne, tūzas karalius, tarkim, pridėkim, kad yra tokia kombinacija, taip pat čia iš vis bus 24 kombinacijos, įdėkime, kad 4 kombinacijos bus tiesiog overiai, nežymėsiu, kad tai yra kažkoks flush draw, bet vis tiek, ir tarkim, priskirkim dar iš visų 28 kombinacijos ir priskirkim dar overpairą 34, gal čia piškai per daug overpairo pridėta yra, lyginant procentalinį kombinacijas, tarkim dabar, kai toks range'as, kuris tiesiog yra geriausias, kokį mes galim čia tikėtis, vis tiek mes turim pakankamai tų kolotsų, tai prie čia mes easy callinam ir tikrai nefoldinam. Mes čia callinam, kad ir 3BB, kad ir gali atrodyti, kad jis čia committinas, bet vis tiek callinkim, duokim jam toliau tęsti, jeigu tęs, nes kai jis 3 big blind betina, 3 bigus betina, tai bankas yra 10 big blindų ir jau ant flopo mes turėsim 10 big blindų banką, kai jam liks 14 BB, tai mes per turną ir per river, situacija yra gera gauti ant river all-inui, tai mes čia nereikia pūstis, ramiai, užtenka čia callinti, duoti jam toliau tęsti, netęs, galime čia, neverta čia betinti all-in, gali nufoldinti dvejetas, geriau, tarkim, nes vis tiek, jeigu jis turi orą, jisai foldina, nesvarbu, kiek tu betinsi, 3, tarkim, trečdalį poto, jisai čia foldina savo, nežinau, jacką 10, tarkim, bet kokį tokį handą. Mes galvokim apie range'ą, kuris callins all-iną. Tai mes norim pagal tą, kaip jisai sužaidė. Tai gali būti 2x, kuris išsigando ant turno ir sustojo. Turbūt vienintelis toks grinai logiškas handas, nes tarkim, jeigu jis turi kokį tūzą 10, tai, aišku, jisai gali ir tūzą 10 kažkodėl betint tokį didelių sizingų, suprasdamas, kad čia vis tiek jis yra priekyje ir nebijodamas nusistekinti. Bet vis tiek tas jo didelis betas ant flop ir po to sustojimas yra toksai silpnesnis range'as, tarsi, jeigu galvojam apie tą dalį, kuri gali callinti, tai vis tiek yra silpnesnis range'as. Tai, manau, tiesiog, mums geriau čia yra paimti, tai yra, kai situacija, kai yra, kad jo range'as yra toksai silpnesnis, tai mums geriau betinti ir kad tas silpnesnis range'as daug greičiau callins tokį all-iną, tai mums geriau yra betinti mažiau, tai tarkim šiuo atveju standartiškai pusę poto ir dažniau paimti tos callus, tą velgą. O ko mes dažniau paimsim tą velgą, tiesiog variacija bus mažesnė, nes jeigu mes čia all-in stumiam, tai jisai lygiai tokiose pačiose situacijose didelis samplas oponentų, tiesiog rečiau tau callins ir variacija bus didesnė. Tu kai callins gausi daugiau chipsų, bet variacija bus didesnė, galvojant apie tai. Ir plus dar, kad 7 tai hitinai, tu jeigu čia būtų koks 10 jackas ir su jetu suformuotum full house'ą, tada puiku gali šavinti, nes tai uždaro dalį jo range'o tokiu. Bet 7x čia nepagerina jo range'o ir čia tiesiog betini ne all-in.
Ja, 3BB, viskas tvarkoja, draw flopas, tas turnas. Vieną big blindą galim pasikolinti. Standartiškai. Tas sizingas toksai, sunku būtų pasakyti, kuris optimalus, bet tarkim, gerai yra ir pasididint, kai tiek daug visokių draw misinosi, tai ar taip, jeigu jisai misino draw, tai nekolina nieko, bet taip pat jisai gali galvoti, kad ir tu draw misinai ir didesnį sizingą hero kolinti, tą tokį silpnesnį porą, tai ką jis ir padarė, tai tas sizingas pusę, tai yra 2 big blindai 4 ar 3 big blindai 4, manau, kad ir tas yra gerai. Ja, čia tarsi gerai parinktas sizingas. Ja, prieš fishą mes galim čia, tarkim, tokį turną, tokio hando stiprumą, tarkim, prieš fishą, negalvojant apie balansavimą, mes galim čia 100% realiai betinti tą vėlų imti prieš kokį regą čia galima ir checkbackinti, kai mes turim papildomai tų autų, visokius straightus, tai standartiškai, aišku, čia betas yra gerai. Čia jo, manau, kad nebėra iš ko. Galima, tarkim, jeigu fishas matom, kad, tarkim, iš to, kaip jis žaidė prieš tai yra toksai straightforward, toks paprastas žmogelis, tai galima bandyti tiesiog vieną big blindą, tokį block betą įmest, kad jisai negalvotų blefuot, bet ir tai, kaip jisai sužaista, kaip buvo sužaista, kad nebetino čia, tik kolino čia, tai vis tiek, kai aš vadovaujuos tokia bazinė logika, kad jeigu opas neblefavo ant flopo, kai yra patogiausia tai daryti, tai mažėja tikimybė, kad jis gali iš lempos pradėti imti ir blefuoti river. Tai žinant tai, kad jeigu mes galvojam, kad čia river neblefuos, tai galim tiesiog checkinti, nebijant, kad išblefuos. Ir jeigu betintų, jau reikėtų foldint, nes 8 tikrai hitina jo range. Jo, čia foldinam. Čia vėl nieko neturim papildomo. Čia, manau, spotas, kur, tarkim, yra 3 aukštesnės kortos high, kurios beatina šiuo metu mus, jeigu žiūrint be poros, tai tūzas high, king high, jackas high, jisai limpino, galim didžiąją dalį tūzų atmesti, didžiąją dalį, tarkim, ir karalių atmesti, tai yra tavo 9 high, vien tik tais turėdamas 9 high, čia prieš fisho limpo range čia gan normaliai atrodo, tai čia nėra turbūt būtina betinti, galima bandyti checkinti su flush draw ir šiokiu tokiu showdown value, nes mes būsim priversti, tarkim, čia blefuoti ir vis tiek, kai mes bet ir čia, kai tu blefuoji, tai manau, būtų užtekę 2 big blindų, nes čia bandom išfoldinti tokį range, tarkim, tas jackas pas jį gali būti dalis, tarkim, visokie jackas, 8 king jackas, aišku, jeigu tokį king jacką limpinu prieš flopą, tai yra, bet jo, čia betint reikia, nes jo range'as yra gan silpnas ant tokio bordo, bet manau, kad tam, kad tu išfoldintum tuos handus, kai aš vardinau tą range'ą, kurį oponentas gali limpinti, nebetinti, kolinti turną, tai jisai turi savo range'ą labai mažai kažko stipriau, negu kad tu šiuo metu iš vis turi. Tai yra, jis turi mažai tūzų X, turi mažai porų, king X, jackas X, jeigu yra, tai tu jau, tai jisai pahitino tą jacką X, tai realiai jo, kai taip išsmulkini, tai tu geresnį handą bandai išfoldinti ką? Dvejeto porą, king X ir tūzą X. Ar ne, tai dalis to range'o net nefoldina išvardinto, dvejetas kolinti gali ramiai, tai jeigu galvos, kad tam tikri oponentai jie čia ramiai ir tūzą X ir karalių X gali čia nukolinti. Aišku, kaip ir sakiau prieš tai, kad tiek karalius, tiek tūzas bent daugiau turbūt negu pusę kartų nebus limpinimo range, tai realiai manau, kad gali su 9 high, dėl ko mums čia net nereikėjo betint ant turno, mes galėjom bandyti eiti su 9 high į showdowną.
Tai, jeigu betinai, tai misinai ir krito overcardas už tavo pačią tavo devinkę, tai jo tas range'as, kuris mūsų, tarkim, beatina dar sustiprėja, nes beatina mūsų ant turno, tai yra Ace high, King high, Jackas high 2x, tai Jackas hitino, tai jo range'as nuo to sustiprėja, tai yra tu bandai išfoldinti dar siauresnį, geresnį range'ą už savo, tai manau, čia reikėjo tiesiog checkbackint. Visų pirma, čia nereikėjo betint turno. Bet kai betini river, tai bandyk, galvot, ypač kai šiuo metu dar žaidi vieną stalą, kai galvojimui turi laiko ir išnaudok tą laiką, tai ir galvok, o tai ką tu dabar bandai išfoldinti su to 3 big blindais beto. Oi ne, čia tikrai nekolinam. Vėlgi, svarbus momentas yra, kad netūzas high turi value, o turi value va čia 10-8, karalius 9, kai mes turime gutshotą į nutsus ir kažkokį tai ar showdown, ar papildomą run flush, ar kažką tokio. Nes kai tu hitinsi savo tūzą, tu nebūtinai tu šis turėsi, ne 100% kartų turėsi geriausią handą. Tai yra, tavo autai į tūzą yra 3, jeigu tu gautum, tarkim, turėtum 10-8, tavo autai į streitą būtų 4. Kai 3 autai dabar į tūzą yra nebūtinai į geriausią handą, tai ten su gutshotu 4 autai bus į geriausią handą. Tarkim, geriausia, nežiūrint, jeigu čia būtų rainbow, jeigu nebūtų neitų flush draw, supaprastinant situaciją. Tai, kad suprastumėt, kad dėl to yra žiauriai svarbu žiūrėti, kur yra gutshotai, kur yra papildomi runrunneriai ir kad tie runrunneriai papildomi gutshotai suformuos stipriausią handą nutsą mums. Kai šiuo atveju čia jisai betina daugiau negu pusę poto, jau odsai yra tau kitokie, šiek tiek nepalankesni negu kad tiesiog pusę poto ir tu turi tiesiog tūzą 7. Jeigu tu turėtum tūzą 7, jeigu tūzas būtų lapų, tada tada gali, tarkim, bet ir tai 2,5 tada foldinčiau ir turbūt nelyščiau prieš random opą, bet jeigu tu neturi jokio run flush draw, tiesiog tūzą high, tai čia, tarsi, tau čia nereikia kolinti, tau bus sunku sužaisti out of position su tokiu handu. Tau reikia tikėtis, kad daugumą, kad visą laiką jisai sustotų ir ant river, jeigu tu esi priekyje, ant flopo, tai ko tau reikia tikėtis? Tau reikia tikėtis, tarkim, įsivaizduok, kad jisai turi kokį nors handą, nesvarbu, karalių 3. Tai, dalis jo range'o yra, dalis jo range'o, prieš dalį jo range'o tu taip pirmauji dabar ant flopo. Bet kaip tu laimėsi tą handą? Tu jį kolini dėl showdown value, tai yra tu jo neblefuosi, bet tu laimėsi jį prieš tą karalių 3 tik tais tuo atveju, kai jisai sustos ir daugiau nebebetins. Ir tuo atveju, kai per sekančius 2 streetus jisai nehitins nei karaliaus, nei trejeto. Tai yra, ir tu tokiu atveju laimėsi tik prieš dalį jo range'o, kurį šiuo metu ant flopo beatini. Aš nekalbu apie damą, apie dvejetą, apie jacką, apie stipresnį range'ą, kurį tu nebeatini dabar šiuo metu. Tai yra, geriausiu atveju tą range'ą, kurį dabar beatini, kurį prieš dabar gali kolinti, ir tas turi labai gerus odsus, turėdam, ne tik odsus, bet turi gerą poziciją, kai yra pozicijoje gerą galimybę pasigerinti ir pagauti geresnį handą, ar sugalvoti išblefuoti tave ir tau bus sunku žaisti. Dėl to vien tik tūzas high, be jokių papildomų draw yra sunkiai pelninga žaisti tokiam spotė, kaip dabar, kad buvo. Du big blindai šiek tiek nelabai stipriai atrodo, taip kaip buvo sužaista, nebent jisai pasikeitino antrą porą, bet ir prieš tą antrą porą mes turime papildomų tarkim,
autų. Tai aišku, blogai yra tai, kad jeigu jis dabar blefuoja su 2 big blindais, tai jis gali nebijot blefuoti ir ant river, kas biški problematiškai yra mūsų handui, kai mes norim ir kai mes norim realiai showdowną paimti, kai mes norim, kad jisai sustotų, kad nebeblefuotų ant river. Bet dalį kartų gal čia kolinčiau, vien dėl to, kad tie 2 big blindai reprezentuoja gan siaurą range'ą, o mes turime ne tik gaudome gutshotą, bet mes tiesiog turim showdowną, jeigu tarkim turi kokį tūzą 9, ar ne, ir nusprendė tokiu būdu sužaisti, ar tiesiog 9-2, tokiu, tai yra, mes turim porą ir mes galim laimėti prieš jo misintą draw, jeigu jisai to draw nebetins, tai dalį kartų manau, kad čia buvo galima pasikolinti. Žiūrėčiau, koks yra gilumas stekų, čia buvo 21 big blindas, tai manau, kad buvo galima prie 21 big blindo pasikolinti. Čia kolinam, jeigu flush'o neturėtumėm, galėtumėm nusifoldint, eina flush draw, papildomas, tai mes kolinam. Nes vėl, ką mums duoda, pažiūrėkim į otus, atverskim tas jo kortas. Turėtum flush draw, mes turim 30%, kai mums duoda 17%, čia realiai, netgi, jeigu mes, nekalbėkim gal apie kitus scenarius, bet tarkim būtent tas dėl to, kad mes žinodami, kad mes pralaimim pagal tai, kaip jis žaidžia, pagal tai jo sizingą didžiąją dalį kartų, bet vis tiek mes turim otsus pakankamus, tai mes kolinam. Turbūt, tarkim, jeigu žiūrint pagal oponento statistiką, VPAP mažas, reizas jau stipriau negu, tarkim, rydlės, tai jo, turbūt į antrą barelį, trečią porą tiesiog pasileidžiam. O, čia checkbackas. Prieš fishą galima, tarkim, pagal status, bet jo, viskas tvarkoja, tarkim, jo, galima čia betint. Jo, mes čia vis tiek didžiąją dalį kartų mes čia esam priekį, jo, čia man atrodo, kad situacija nesvarbu realiai prieš ką žaidžiam, čia 8x bus pakankamai mažai. Tai, kad jis žaidžia tokiais dažniais, gali būti ir mąstantis, tarkim. Dažniai yra panašus į regų, ar ne, jeigu žaidžia 100%, tai reiškia tas jo, jeigu mes galvojam, kad jisai yra toksai kažkoks galimai regas, tai tais jo flop checkback range'as, turn checkback range'as gali būti toksai sąmoningas, labai silpnas, kuris gali atrasti kolą, tai jo, čia manau, kad betas buvo geras. Gausi kolą čia nuo, tarsi vėl, lygiai tą pačią logiką. Aš nežinau, tarkim, ar ta showdownas prieš tai, kur parodė, tai jis nebūtinai yra fisho, tarkim, tai gali, tokius checkbackus gali, su tokiu handų stiprumu gali daryti, tarkim, ir subalansuotas checkbackas, tai aš vis dar nežinau, tarkim, aš vis dar negaliu teikti pagal aną showdown, kad čia yra fishas, bet čia net realiai, ar fishas, ar ne fishas, tai vis tiek jisai gali tave čia kolint lygiai tų pačių range'ų. Tai vėl, jisai nebetina, jisai turi showdown value, blogiausiu, tarkim, didžiąją dalį kartų vis tiek jis turi kažkokį showdown value, mažąją dalį kartų jis gali turėti ten, kaip ir prieš tai rodė, kad gali turėti ten random handą, nebetinti iki river. Bet ir vėl, ką tu repini su 1,5 big blindu, bet čia tave 10 high nukolin, žinok. Tai tu visiškai nieko nerepini, turi 4 high. Tarsi, nereikia aklai kiekvieno river betinti. Jeigu tu nori betinti, betink čia vieną, gal tu išfoldinsi ten tos 8 high, 7 high, jeigu jis yra atsidūręs, bet ir tai, tarsi, kad
8 high, 7 kažkoks random no value handas ant river check-ins 2 streetus. Tikrai mažai dalį kartų. Didžioji dalis kartų čia bus handas, kuris yra call. Tai nereikia bet kokio river betint. Vis tiek reikia žiūrėti, ką tu jam sakai, ką tu čia turi ir ką tu jam sakai, ką čia turi. Žinai, ko tu nebetinai ant turno, žinai. Tai tas tavo range šiaip visiškai bluff yra. Tai gali čia ir min-click backint bet kas. Tai nereikia taip visiškai random bet kokio river stabint. Galima betint, galima nebetint šitam spote. Jeigu betinam, turbūt daug įvairių čia variantų, reikėtų žiūrėti, kaip vysis tas handas, tarkim. Yra variantų čia betint nedaug, išfoldint tiesiog jo random floatus, kurio, ne tai, kad floatus, bet random handus, kurie gali imtis agresijos, jeigu tu čekini, galima įdėti ir 2 big blindus, galima, tarkim, imti didesnį kiekį foldų ir betint daugiau, bet, tarkim, tas jau ranges, limp call yra toks, kad tu pakankamai kartų esi priekė ir dabar su king high, tai, manau, daug įvairių variantų čia galimų su žaidimu yra. Nebus, manau, vieno aiškaus, kas yra pelningiausia, tai checkbackas, ypač jeigu didesnis multiplayeris negu X2, manau, kad irgi yra tarp tų variantų su žaidimu. 25 big blindai, 3-6, turbūt pasikolinam. Tarkim, čia aš reizinu, čia tiesiog tau deda blok, bet kai aš matau, kad tas sizingas yra toksai, ar ne, blok beto sizingas, ar ne, kažkoks, mano kikeris yra neblogas 9, aš pralaimiu tik tais prieš 3 kikerius ir tie kikeriai, tarkim, karalius dama 10, tūzas dama, labai retai, manau, tokį sizingą betins, tai čia daug daugiau yra kažkoks karalius 10, džekas 10, ar ne, tas pats 4x, tai aš čia svarstyčiau 2 variantus, arba aš reizinu šitam spote, arba aš kolinu ir donkinu briką visiškai, tarsi imu vėlų iš to 4x, džekas x, nes jisai dabar, ką mes darome, ką mums reikia daryti su silpnesniu handu, silpnesniu vėliu, tai mes perkam pigų river checkbacką. Ir mums nereikia duoti jam nupirkto, tai krenta visiškai nekeičianti nieko kortą. Jo, tai šaunuolis. Sizingas yra ne tas. Taip gali nukolinti, bet, žinai, vėl, žinai, tas jo range'as toks yra silpnas, jis sako, kad turi ant turno range'ą silpną, ir vėl grįžtant prie anos minties, kur pasakoju apie silpną range'ą ir geriau prieš tą silpną betint mažiau ir imti daugiau kolų, nes tas ilgam laikotarpį, tas kiekis čipsų, kuriuos tu paimsi ar su mažu betu, bet dažniau, ar su dideliu betu, bet rečiau, gal ir bus tas pats kiekis žetonais ar nedėliam ilgam laikotarpyje, bet stabiliau, variacija mažesnė bus, jeigu tu betinsi, žinai, mažesnį sizingą, paimsi jį dažniau. Tai vėl, mes statom čia jį ant silpno range'o ant turno, tai rimkim iš to silpno range'o kolą, tai tiesiog pusę banko, manau, 6, 7, 8 big blindai šiuo atveju, kažkas tokio, bet Olinas, nors taip, gal ar 8 big blindai ar 17, bet nam 8 pasiliekam 9, gal tai taip tokie biški gal, na, bet vis tiek, manau, kad daugiau tų kolų gautum su mažesniu sizingu. Ja, foldam turbūt, kad ir vienas big blindas, bet tas mūsų handas galima, jeigu žinom kažkokių tai geresnių, daugiau stacijų, jeigu turėtum kažkokių tendencijų oponentų, nes vis tiek mūsų ten kažkokie tai ir jackas high ir tam tikri tokie silpni runrunneriai, būtų galima vilktis vien dėl to, kad ten buvo vienas big blindas, bet iš principo nebūtina.
Jo, checkbackinam iki river, bandom pasimti showdowną. Vėl, kai tu išbetini tos draw ant turno, tu žiūrėk, su kuo tu turi tą draw. Čia turi su dama, tu su dama high čia gali laimėti. Ir tu, būdamas be pozicijos, turėdamas apskritai showdown value handą, kai dalis tavo autų menamų į straightą yra visiškai net ne tavo autai gali būti, tiek trečias flushas, tiek aštuonetas, tavo handas yra tiesiog check call handas. Geriausia, ką tu gali padaryti. Tikrai tau nereikia čia pūstis banko ir vers savo showdown value į blefą. Nes, supras, kad tu esi be pozicijos, tai tu čia nereikia statyti, nereikia su miglotais handais, nesant pozicijoje, statyti save į didelius bankus ir sudėtingus sprendimus. Tiesiog žaiskim paprastai ir nėra čia visiškai ko mums betint. Tai, dabar sustoji ir, koks yra to sustojimo, kokia logika. Su dama high laimėti arba, ko tikėjęs, kai jisai foldins čia, koks platus jo call range'as yra ant turno. Visi 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, karalius 10, gali callinti. Flushai visi, kurių yra 2 flush draw. Čia foldo yra, žiauriai mažai ant turno. Ir tu misini savo handą, tu prieš jo tą call range'ą ant river atsilieki, gal kartais pasiseks ir būsi priekyje, bet vis tiek tu atsilieki dažniausiai. Tai čia reikia, jeigu jau nusprendė lysti, tai čia reikia, tarkim, bandyti tęsti, reprezentuoti tą savo hitintą draw. Vėl, žiūrėk, ką tu dabar bandai išfoldinti. Tūza high, tas tūzas high kiek kartų foldins. 6, tas pats kingas yra pas jį range, ne pas tave range. Pas jį yra range tas karalius. Jo checkbacką. Tai turi tą jacką high, tikėkis, kad yra fishas ir checkbackina 7-5 nieko nedarydamas ir nieko nedarys, ar ten kokį nors 10-9 ir rimta showdown value. Nes čia visiškai parenki river handus ten, kur yra value, yra showdownas, tu jį verti į blefą ir bandai išfoldinti ten visiškai siaurą range, kurio pats, nekontroliuoji ir nežinai, ar tu jį išfoldinsi. Close, manau, kad čia checkbackas. 8 pataiko jį šiek tiek, tai jeigu fishas, tai galima turbūt tokį block betą įdėti, kokius 3 big blindus. Vien dėl to, kad čia yra 8 ir, tarkim, dalį tas 8 to range'o, tarkim, tos droso 8-6, 8-5, 10-8, jackas 8 tokius uždaro, ir mes esam priekyje. Tai aš smagiau block betinčiau čia, ne kad gaučiau 6 big blindų betą ir galvočiau, ar man callinti. Čia, čia betinam, ne? Mes čia turim 8 high, turim double gut shotą į straightą, kad ir neturime tų flush draw, bet mūsų handas, tarkim, jeigu mes turėtum 8 flush draw būtų, tada gali toks handas būti check call, ar ne, bet jeigu mes neturime jokio flush draw, turim tik tais double gut shotą, tai tada tas mūsų handas yra per silpnas checkinti ir callinti, tada mums reikia patiems pirmiems imti iniciatyvą, tai čia jau betas aišku geras. Čia callinam ir 8 BB 7. Vieną kartą turbūt foldint reikia, taip. Papildomų, jeigu, tarkim, rylės čia yra foldas, jeigu mes norim ieškoti papildomų, ieškoti, kodėl mes čia kartais galėtume nukolinti, mums grinai jau reikia papildomas informacijos apie tai, prieš ką mes čia žaidžiam. Jo, čia yra vienos streeto value boardas.
gali jį čia paimti, bet ne, jo, tarkim, galima, nes jeigu betintum čia, tu gautum value ir iš tų visokių dviporių, gautum value iš pora plus flush draw, gal iš tiesiog flush draw, koks 9 high flush draw callintų, bet, 9 high būtų ir straight draw, ir flush draw. Tai, kaip bebūtų, čia daug labiau yra vis tiek vieno streeto vertės handas, kur vieną streeto value mes paimsime, bet kai tokiai tiek daug draw visokių, tai manau, kad lengviau mes tą kolą, tą value gausim ant turno, negu kad ant river, nes ant river arba jis hitins, arba jis missins didžiąją dalį savo range'o, o kai tiek daug visko yra dabar ant flopo, tai vis tiek didelė dalis jo range'o sudarys įvairius draw. Tai manau, kad geriau čia betint yra, nei kad atidėti tą betą ant river. Jo, vienas toksai semi-value, toksai čia tvarkingai, vieną big blindą, nedaugiau. Jo, čia foldam prie 15 big blindų, jo, bet kada čia foldam, kažkaip pagalvoju, kad mes turime vieną overį, du overius, vienas overis čia bus vis laik foldas. O, viskas tvarkingai. Jo, čia geriau užsifoldint, mes atrasim, vėl, kaip ir prieš tai pasakojau apie, čia toksai, jeigu giliau esi, galima vilktis, ypač į pusantro, ypač kai betina ne pusę banko, bet vėl čia geriau bus koks nors 10-8 su vienu flusho runrunneriu, nei kad karalių 7, nes tas karalių 7 vis tiek mums pastatys tokią situaciją, kad jeigu mes missinsim, mes, aš nesu tikras, ar yra pakankamai tų visokių runautų, ar per ilgą laikotarpį mums užtektų čia checkint ir tikėtis, kad jisai sustos, ir tikėtis, kad jisai nepataikys, nepasigerins savo handų, ir to užteks, kad mes laimėtumėm su king high. Tai nesu tikras, ar mums užtenka procentų, ar užtenka, kad tai nutiks pakankamą kiekį kartų, kad mes čia galėtumėm įdėti tos pusantro big blindų. Aišku, mes galim įdėti pasihitinti savo handus, be abejo, bet toksai, jeigu tai ir galima padaryti plus EV kolų, tai vis tiek tas plus EV bus arti, close, žinai, tarp nulių, tarkim, vadinkim taip. Negaliu sakyti, kad čia yra blogai, čia yra plus EV, bet yra ir tų paprastesnių sužaidimo būdų, bet, tarkim. Kai du įdėjo reikėtų žiūrėti, tarkim, jeigu mes neturim informacijos apie jo agresyvumą nieko, tai turbūt aš čia gal geriau rinkčiausi block betą, nei kad bandyčiau gaudyti jo blefą, tiesiog bet foldinčiau, nes ant tokio bordo jisai vargiai čia, tarkim, aš to pačiu imčiau su tokio block betų value iš visokių dviporių blogesnių, nes dabar įdeda 6 BB ir toks šiek tiek kvepia value ėmimų iš tavęs, nes taip drąsiai ir ne ant tokio bebaisėjančio bordo betina ir jis pataiko tą savo range'ą, kuris gali čia pataikyti. Tai sunku pasakyti, ar čia, žinai, random fishas čia turi, čia sunkiai, aišku, būna tokių, kurie čia netgi 2 poras sugeba išbetint, prieš kurias tu pirmauji, prieš dalį 2 porų didžiąją, bet čia taip reikėtų jau foldint, manau. Toksai klaus, sunkus sprendimas, dėl to aš labiau man patiktų kontroliuoti tą sizingą, kurį tarkim, kurį aš parinkčiau ant river, tai galbūt net ne 6, kokiais
5 big blindus įdėčiau block betą ir gaučiau tą patį, nei kad čia gaudyti tą kolą, nes tas kolas toks irgi, tas jo sizingas toksai labai imantis value. Prie 14 big blindų turime flush draw, turime overius į top porą, turime overį į second porą, turime straight draw, turime run straight draw visokių. Tai manau, kad prie 14 big blindų aš nenorėčiau to hando tik callinti ir paleisti misinės. Tai manau, kad galima čia jį raisinti ir važiuoti. Čia yra spotas. Jo, 3 big blindai manau, kad ok. 3 big blindai ok. Galvoju apie tai, kad 4x yra jo range, bet aišku, tai yra nedėlė jo range dalis. Ypač kai jisai raisina prie 14 big blindų, tai tas 4x netoks. Jo, gal labiau jo 3bb ir tiesiog paimta value. Neturime tokio move'o kaip min clickbacko, vieną kartą padarai ir daugiau taip nebedaryk, arba supušinė, arba kolinė, mes taip nedarom. Bet tiesiog supušinė, turi flush draw su dama high, tai pušinė ir tiek. Vėl ta pati problema. Turi dama high, turi flush draw, checking. Pasimk tą showdown value, duok betins, pasikolinsi, žiūrėsi, hitins ant river, jeigu žaisi čia kolų, jis betina, tu kolini, aš hitinu ant river damą, aš išbetinu, pasimu aš tą value, tarkim, gal ant poruoto, kai dabar 5, gal nebetinčiau damos, nes siaurėjo jo range'as, prieš kurį aš imu value, bet dabar tu puties tą banką, misinsi, checkinsi, jis betins ir ką darysi. Ir dabar tu verti, žinai, savo damą high, kuris pilnai ten turi tą 5, jis turi tą 2, jis turi tą patį 3 kokį nors su 6, nežinau, 4-3 kokį nors, kuris nefoldina. Tiesiog tu lipi į medį, lygioj vietoj, netgi tu uzo high nesugebi, žinai, išfoldinti. Tai mums nereikia betinti kiekvieno turno, kiekvienos galimybės probinti, atskirti mums užtenka to probo 3% kartų betint, stylint. Tiek mes su visišku oru nestylinam, nes tiesiog mes nepaimsim kiekvieno banko. Tiek mes su showdown value, žinai. Laikyk tą banką mažą, esi be pozicijos ir checking. Su kuo mes betinam turną. Tai kai neturim showdown value, bet mes turime kažkokį equity, gutshotą, straight draw, flush draw, arba kai mes turim value ir tiesiog betinam dėl vertės. Kai mes turime visišką orą, ar kai mes turime showdown value, ar showdown ten 3 porą, kaip čia pavyzdys, tai checkinam ir viskas. Nelaimėsim kiekvieno banko, mes nereikia betinti 100% visų river, nes tiesiog protingiau reikia, žinai. Mes galim žaisti protingiau, net tik tais kiekvieną progą pasitaikius betint, nes ne visose spotuose tai yra pelningiausias dalykas vis laik betint, žinai, nesvarbu su kuo. Bet rezultatai geri, žaidimas su trūkumais, tai kaip vis laik džiugu, nes yra rezervo, tą rezervą ir išnaudok ir tiek šiam kartui.